prisistatysiu, aš truputį apie save, kad būtų aiškiau, apie ką bus mūsų bendravimas, kokiom temom galim diskutuoti, trumpai apie save. Tai nuo 92 metų pradėjau dirbti statutinėse struktūrose. Pirmoji mano darbovietė, kurioje dirbau, pirmas mano darbas, pirmas mano pareigos buvo pataisos darbų inspekcija. Buvau inspektorium darbui su asmenimis grįžusiais iš įkalinimo įstaigų. Tai buvo tokia funkcija darbuotojų, kaip dabar būtų atitikmuo probacijos tarnyba. Mano pareigus buvo priimti juos grįžtančius, pasirūpinti, kad kur jie turėtų gyvenamąją vietą, kiek būdavo tais laikais įmanoma padėti su įsidarbinimu. Ir tos mano pareigos truko apie metus laiko. Be to pakako, kad įgyčiau patirties bendraujant su asmenimis atlikusiais laisvės atėmimo bausmes ir įgyjau žinių jų šitoj subkultūroj, bendravime, terminologijoje ir panašiai. Po to mano karjera pakrypo į kriminalinės policijos sritį ir kriminalinėje policijoje su viena pertrauka dirbau iki 97 metų. Nuo 97 metų taip atsitiko, kad tėvynė pašaukė dirbti į Panevėžio miestą. Ir Panevėžy dirbau specialiųjų tyrimų tarnyboj, pradėjau inspektoriaus pareigose, o pačią tarnybą baigiau 2015 metų, gruodžio mėnesį, išeidamas iš kriminalinės žvalgybos, žvalgybinės informacijos poskyrio viršininko pareigų. Tai trumpiau tariant, tai buvo darbas, mano tiesioginis darbas su agentūra, su informacijos šaltiniais, tai yra bendravimas su žmonėm. Trumpiau tariant, tai buvo šitas jau, taip, jeigu galima apibrėžti, jau neviešo pobūdžio funkcijos. Ir nuo 2015 metų, kadangi buvau baigęs tam reikalingas studijas, buvau pripažintas advokatu, atvykau į Klaipėdos miestą, kadangi aš pats kilimą esu iš Telšių rajono, jeigu kažką jums sako, kur tas rajonas randasi, tai arčiau gimtinės ir pradėjau advokato praktiką. Mano specializacija, dirbant advokatu, yra baudžiamoji teisė. Iš esmės dirbu su baudžiamosiom bylom, civilinės bylos tokios tik tais epizodiškai, iš esmės save realizuoju baudžiamoje teisėje. Tai yra atstovauju nukentėjusiosius ikiteisminiuose tyrimuose, baudžiamosios bylose teisme, ginu kaltinamuosius, įtariamuosius ikiteisminiam tyrime ir teismuose, apeliacinės instancijos teisme ir panašiai. Tai tiek būtų apie save, kas jums būtų reikalinga. Dabar kokiom temomis norėtumėt jūs padiskutuoti su manim? Mes galim prisėsti, mikrofoną. Priežastis, kodėl pasikviečiau, nekreipkite dėmesio čia tos mikrofonus, čia labiau įrašui, kadangi vaikai daro tas tinklalaidės, reikia daugiau turinio kurti, tai mes bandom ir šitą turinį kažkur tai patalpinti. Paskui, jeigu norėsit, galėsit dar kartą paklausyti, arba jeigu išeisit, anksčiau galėsit perklausyti pabaigą. Pasikviečiau Kazimierą dėl to, nes žmogus dirba teisėsaugai, žinau, kad nemažai čia ąžuolyne besimokančių mokinių nori būti teisininkais, advokatais, daktarais, programeriais ir panašiai, tai čia viena iš tokių populiaresnių kategorijų yra teisėsauga. Ir pas Kazimierą yra daug visokių istorijų apie nusikalstamąją veiklą, kaip jaunimas prisidirba, ypač pastaruoju metu. Ir aš manau, kad yra nemažai tų aktualijų būtent apie gal narkotikų vartojimą, narkotikų pirkybą ir kitokias nusikalstamas veiklas. Galima apie tai pasidomėti. Tai mano gal pirmas toksai klausimas būtų, iš tavo dabar asmenės tos patirties būnant advokatu, ar galėtum atskleisti be pavardžių, be vardų, žinoma, paskutinę bylą, kuri tave suintrigavo, gal buvo tokia labiau įsidėmėtina? Šiaip aš tai visą diskusiją norėjau pradėti ne nuo šitos vietos, ne nuo labai liūdnų dalykų, nes šitos bylos,
kažkam liūdnai baigėsi ir tai yra liūdnos istorijos, tai yra istorijos su liūdna pabaiga. Tai gal šitas liūdnas istorijas mes palikime diskusijų pabaigai, o pirmiausia, gal mes keliais žodžiais pakalbėkime aplamai, kas lemia nepilnamečių nusikalstamumą. Pabandykime mes pasinagrinėti šitą visą nusikalstamumą kaip socialinį reiškinį iš esmės, iš prigimties kaip tokios. Tai manyčiau, kad iš kriminologijos pozicijų, ar žinot, atsiprašau, pirmiausia, galiu kartais pokalbio metu pavartoti žodį vaikučiai, manau, jūs man už tai atleisit, kadangi mano vaikai jau yra kur kas vyresni už jūs, todėl aš, kai bendrausiu savo vaikais, nors jie jau ir suaugę žmonės irgi vaikučiais pavadinu, tai manau, kad man atleisit, jeigu išsprūs frazė vaikučiai, nors aš žinau, kad jūsų kategorijos žmonėm tai kartais gali pasirodyti žeidžiantis terminas. Tai aš iš karto ir atsiprašau. Tai jeigu mes kalbame apie kriminologiją, tiek kriminologai, tiek sociologai šiandien dienai prieina vieningos išvados, kad jūsų amžiaus žmonėm yra sunku išgyventi jaunystę. Ar jums kas nors sakė tokius dalykus mokykloje? Pasakoja apie jūsų būklę, apie tai, kaip, iš kur tas sunkumas atsiranda ir kaip tas sunkumas daro įtaką jūsų elgesiui, o kai kuriais atvejais netgi prisideda prie nusikalstamo elgesio formavimo. Tai jeigu mes kalbant apie jum aktualius socialinius reiškinius, tai norėčiau aš pacituoti docento, daktaro Gintauto Sakalausko išsakytas mintis apie nepilnamečius kaip kaltininkus ir aukas, nukentėjusiosius bylose. Pirmiausia, turit visi telefonus, taip? Pabandykit dabar į Google įvesti žodį nepilnametis. Pabandykit. Pažiūrėti, ką pirmą išmeta. Jo. Ir pažiūrėkit vaizdus. Apie ką šitie vaizdai? Aš garantuoju, kad daugiau kaip pusė vaizdų yra nuotraukos su peiliais. Oho. Nusikaltimai. Tai yra rodo pavyzdys, kaip visuomenė šiuo metu susiformavusi nuomonę apie jūsų kartą. Su kokiais dabar iššūkiais jūsų amžiaus žmonės susiduria savo gyvenime. Aš norėčiau išskirti tokius niuansus, nes čia yra atlikti ir moksliniai tyrimai. Tai akinėlius pasiims, jau senatvės daro savo. Kiek mes laiko turim? Mes turim maždaug, kiek, 40. Jūsų amžiuje, su kokiom susidurėt rimtom aktualijom? Nepatikėsit, bet tai nuskambės gal pakankamai netikėtai jum. Neribotos galimybės, bet sunkus pasirinkimai. Šiandien dienai jūs turite plačias galimybės, tiek planuojant savo gyvenimo ateitį, tiek pasirenkant specialybės. Ir per visą šitą didžiulį pasiūlą jum yra paprasčiausiai labai sudėtinga išsirinkti tuo, kuo jūs ruošitės būti ateityje. Į ką nukreipti savo žinių bagažo kaupimą, į kurią sritį ir aplamai kaip toliau gyventi. Čia yra viena iš priežasčių lemiančių asmenų
nusikalstamo elgesio formavimas. Jeigu žmogus neturi konkrečių tikslų, jam bus sudėtinga pasirinkti baigus 12 klasių profesiją, stojimo į kažkokią profilį. Iš vis jam sudėtinga yra susiformuoti savo ateities viziją. Tokie asmenys dažniausiai arba padaro klaidas pasirinkdami studijas, kurias meta po metų 2, arba aplamai nestoja į jokias aukštasias mokyklas, ten į kolegijas, ar iš vis nepasirinka specialybių ir sustoja ant to laukimo. Tas laukimas, veltui laiko gaišimas, priveda anksčiau ar vėliau prie noro kažkur greitai, kažkokiu būdu užsidirbti, pasivyti tuos, kuriem gyvenime pasisekė labiau. Ir būtent ta sąlyga, tikslo neturėjimas, turi tiesioginės įtakos būtent nusikalstamumo augimui. Auklėjimo pliuralizmas yra toksai terminas. Čia būtų antra. Ir fizinių bausmių pašalinamas, kaip tokios. Lietuva Europos Sąjungoje buvo paskutinė valstybė, kuri įstatymų uždraudė fizinių bausmių naudojimą prieš vaikus, nepilnamečius ir panašiai. Tai įvyko 2017 metais. Čia jūsų žinia, jeigu nežinot. Visose kitose Europos Sąjungos valstybėse šitie įstatymai buvo priimti kur kas anksčiau. Šiandien dienai problema yra tame, kad senoji karta nesugeba, neranda būdų, neatranda galimybių efektingai auklėti jūsų kartos žmonės. Jie sunkiai įsivaizduoja auklėjimą vaikų be fizinių bausmių. Tokį pat stresą patiria ir švietimo įstaigų darbuotojai, tarp kitko, nes jie savo vaikus irgi taip pat auklėjo. Ir jiem yra sudėtinga surasti būdus, jum daryti psichologinį poveikį, kad jūs elgtumėtės pagal vienokias ar kitokias elgesio taisyklės. Tai čia toks būtų antras niuansas. Pagal įstatymą jūs galėjote tėvai mušti iki 10 metų. Technologijų ekspansija. Pati savaime technologijų ekspansija nusikalstamumą mažina. Tas buvimas prie kompiuterio, bendravimas nuotoliniais būdais, šitie žaidimai kompiuteriniai, jie iš esmės mažina nusikalstamumo riziką. Tačiau turi ir kitokį poveikį vis dėlto. Yra stabdomas jūsų kaip asmenybių socialinė branda. Fizinė branda yra nustatyta. Šiandien diena yra nuo mūsų, tarkim, mano amžiaus žmonių pasislinkusi apie 2 metus. Fizinė branda pas jūs prasideda kur kas anksčiau, negu būdavo ten, tarkim, prieš 50 metų mano kartos žmonėm. Tačiau socialinė branda, jinai pailgėjo. Tai yra žmogus galintis savarankiškai veikti kaip atskiras visuomeniai individas, susiformuoja jau būdamas 26-28 metų. Kas anksčiau būdavo, tarkim, 22-24 metai. Šitas ilgas buvimas prie kompiuterių, jis taipogi dar labiau tą takoskyrą išskiria tarp fizinės brandos ir socialinės brandos. Tai kuo vėliau ateina socialinė branda, tuo didesnė rizika yra būti įtakotas nusikalstamų veikų daryme ir panašiai. Užduokit savo klausimą, ar dažnai pagalvojat aplamai apie gyvenimo esmę ir prasmę, apie savo egzistenciją?
Kas yra ypatingai toks įdomus bruožas, šios kartos žmonėm šitas klausimas kyla labai dažnai. Vėlgi, jis kyla iš nesugebėjimo pasirinkti, nuspręsti, išskirti savo gyvenimo tikslų, kurių reiktų kryptingai siekti. Kai žmogus nepasirenka, jam pradeda kilti egzistencijos tas klausimas. Dėl to ir šitas savižudybių vis dėlto klausimas Lietuvoje yra pakankamai aktualus. Dar kriminologai išskyrė tokias, sakyčiau, mažiau gal reikšmingas problemas kaip klimato kaita, kas jaunimą veikia ypatingai, nes jie galvoja, kad ateityje aplamai žemės neliks. Ir jiem dar esant gyviem išnyks žmonija. Covidas turėjo labai didelę įtaką. Ir be abejo dabar pastarieji politiniai įvykiai, tai karai Izraely, Ukrainoje, prezidentų rinkimai. Tai įsivaizduoju, kad visas tas pasaulis, toks, kuris buvo realus, kuris buvo nuspėjamas, šiandien dienai ir sugriuvęs. Prieš paskaitą susiradau tokią tezę. Turiu nuotrauką. Šitą nuotrauką, čia yra mokyklos klasė. Fotografuota buvo 20 amžiaus pradžioj, kažkur Vokietijos vidury. Vaikučiai su mokytoju nufotografuota. Čia net klasė, čia greičiausiai visa mokykla. Ir vienas profesorius po šitą nuotrauką užrašė tokius žodžius. Šitas profesorius yra daktaras Peter Pauling, pedagogikos profesorius, turbūt pačiam pavardė girdėta. Jis parašė: mes esame šiandienos mokiniai, vakar dienos mokytojų, atkreipiu dėmesį, vakar dienos mokytojų, užvakar dienos mokyklose, viduramžių metodais mokomi, kaip reikės gyventi rytoj ir spręsti poryt iškilsiančias problemas. Taigi, užbaigiant šitą įžanginę dalį, noriu pasakyti vieną dalyką. Jeigu šitoj mokykloje yra mokytojas, kuris sako, kad aš žinau, ko jums reikia, kad aš žinau, ko jums rytojui reikės, kuris sako, kad aš žinau, kokias poryt jūs problemas spręsit ir kaip jūs šiandien reikia mokinti, tai iš esmės jis meluoja. Jis meluoja savo, meluoja jum, nes niekas nežinom, kokias problemas jūs spręsit rytoj. Nei aš nežinau, nei Jokūbas nežino. Ir jūs to paties nežino. Todėl teigti, kad mes žinom, kaip jūs mokinti, yra didelė klaida. Tai tiek įžanga iš kriminologijos. Aplamai, žinot, kas yra kriminologija? Kas per mokslų šaka? Apie ką? Ne. Nusikaltimus tyria kitos mokslo šakos. Kriminologija tyria nusikalstamumą aplamai kaip reiškinį. Jo atsiradimo priežastis, jo pasiekmes, rezultatą ir prevenciją. Kaip kovoti su nusikalstamumu. Nusikalstamumas, įsivaizduokit, yra socialinis reiškinys. Tiesa, pabaigai. Polinkis į nusikalstamumą tai yra sudedamoji kiekvieno asmens brendimo periodo dalis. Tai žinokit, taisyklių laužimas, polinkis į nusikalstamumą yra kiekvienam iš mūsų paskiepyta. Jeigu jūs manot, kad aš labai geras vaikas buvau, tai giliai klysat. Aš buvau labai išdykęs vaikas, kai aš augau.
Ir aš iki pat šiol stebėjusi, kaip tuo metu milicija manęs neparišo. Kokių tik aš realiai nusikaltimus dariau, būdamas vaikas, 14-15 metų. Tėvai naudojo įvairias fizinės bausmes. Niekas nepadėjo. Na, bet kažkaip atlikimas sudėlioja man kortas, kad po to visas savo likusį gyvenimą, tai yra 22 metus kovojau su nusikalstamumu. Matyt, atpirkti reikėjo kažkokiu būdu. Nuodėmis. Tai tiek. Tai dabar, kadangi mes to laiko turim ribotai, norėtumėt, matau, padiskutuoti apie nusikaltimus, kurie dažniausiai sutinkami mūsų praktikoje. Jeigu kalbant apie nusikaltimų dinamiką, augimą, tai galiu pasakyti vienareikšmiškai. Netikėkit šitais televizoriais, kai sakoma, kad nepilnamečių nusikalstamumas auga. Nieko panašaus. Pasižiūrėjau statistiką, 2023 metais Lietuvoje buvo užregistruoti 134 nusikaltimai, kuriuose dalyvavo nepilnamečiai. 2004 metais buvo užregistruota virš 1300 nusikaltimų. Taip, pastaruoju metu keičiasi nusikalstamos veikos pagal savo tą rūšį. Jeigu 2004 metais populiariausi nusikaltimai būdavo plėšimai, vagystės, tai šiuo metu progresuoja, o ypač nuo 2017 metų, narkotinių medžiagų laikymas, priekyba narkotinėmis medžiagomis ir smurtiniai nusikaltimai jį išlaiko kažkur vienodą dinamiką. Tas augimas, nei augimas, nei kritimas, jis laikosi vienodai. Ir pastaruoju metu vis daugiau atsiranda lytinių nusikaltimų. Deja, tokių yra. Ir lytiniai nusikaltimai 15-mečiai, 16-mečiai, tokio amžiaus. Tai kai aš sakau apie lytinę brandą, tą fizinę brandą, tai tikrai jinai yra dabar jaunesnio amžiaus žmonės, bręsta ir vis dėlto šitie poreikiai vis dėlto pradeda atsirasti anksčiau, negu ten būdavo žmonėm prieš 50 metų. Jeigu kalbant apie nusikaltimus. Dabar, kas galėtų jūs nustebinti, kalbant apie smurtinius nusikaltimus, tiesa, yra atliktas vokiečių mokslininkų tyrimas apie patyčias. Tai kurioje vietoje Lietuva pirmauja visoje Europoje, ne Europos Sąjungoje, bet aplamai Europoje, įskaitant Ukrainą, su Rusijos ir panašiai, tai Lietuva ir šitoje vietoje, pirmoje vietoje, tarp 11-mečių, 13-mečių ir 15-mečių kategorijų. Mes pirmajam su patyčiom. Antroje vietoje Latvija, pagal visas kategorijas, trečioje vietoje Tundra Rusija. Tai iš tų patyčių, visos šitos patyčios anksčiau ar vėliau vienokią ar kitokią formą perauga į smurtinius nusikaltimus. Čia jau yra kaip taisyklė, todėl Lietuvoje yra problemų su nepilnamečių smurtu. Tai yra kūno sužalojimai. Nežymus, nesunkus, sunki. Praeitais metais neteko girdėti, kad būtų nužudymas kažkur nepilnamečių įvykdytas. Bet iš esmės šitą nusikaltimų rūšis, jinai laikosi vienodai ir šiandien dienai, aš nežinau, pedagogai neranda rakto į jaunuolių širdis, kaip šitas patyčias vis dėlto išmušti iš jų. Nes tai, matomai, yra sudėtingas procesas, patyčios tai, matyt, lydi tėvų kultūra ankstesnė suformuota, lydi pačių mokytojų kultūra suformuota ir tai turi pasiekmės jūsų kartai. Šitos patyčios veda vėlesniuose jau socialinio brendimo laikotarpį veda netgi prie psichologinių problemų. Jungtinės Amerikos valstijose šiandien dienai ir padarytas tyrimas 18-mečių jaunuolių ir nustatyta, kad 50% Amerikos jaunuolių turi rimtų psichologinių problemų, kurioms vienokia ar kitokia įtaka turėjo būtent patyčios.
ir visi šitie aspektai, apie ką aš buvau išvardėjęs. Tai tiek. Jeigu dabar apie ką jūs norėtumėte, apie jum aktualiausius nusikaltimus padiskutuoti turbūt, kas liečia. Na, papasakosiu. Iš savo praktikos. Pastaruoju metu labai daug, nedaug vienetai, bet žiūriu, kad jų nemažėja, priešingai vis didėja. Kreipiasi klientai atstovauti ikiteisminius tyrimus. Nepatikėsit. Išžaginimo bylose. Ir kai pradedi stebėti visą šitą, bylos medžiagą, visą tą situaciją, kas, iš kur čia, kokie čia prievartavimai, jaunimas labai anksti pradeda žaisti meilę. Meilės autorių tai mergaitės, 15-16 metų. Prievartautojai to paties amžiaus, dažniausiai iš tos pačios mokyklos, pasirodė ilgą laiką, draugavo, susitikinėjo. Tik kažkodėl mergaitai pasirodė po draugystės pabaigos, kad ji buvo žaginama. Iš tikrųjų, tokiais atvejais ir pradedami ikiteisminiai tyrimai, pareiškiami įtarimai kaltinamajam, tam įtariamajam. Yra taikomos visokios poveikio priemonės, kardomosios priemonės, vyksta pilni tyrimai. Ir kaip taisyklė, susirašinėjimas ištrintas pačios nukentėjusios. Visur kartu vaikščiojo, visur kažką bendrai darė, niekas nieko nematė, niekas nieko negirdėjo. Tai labai dažnas atvejis yra, kai du jauni žmonės papuolo į tokią situaciją. Tai, aišku, šitas aplinkybės tyri ikiteisminio tyrimo institucijos, psichologai, ekspertai, psichiatrai, kaip čia galėjo būti, ar čia buvo tas išžaginimas, nebuvo šito išžaginimo, buvo kažkokia lytinė prievarta, nebuvo jo savanoriškai, nesavanoriškai, bet kuriuo atveju auka tai nepilnametė. Ir atitinkamai yra taikomos visos susijusios teisės, kas liečia tiek nukentėjusiai, tiek kaltininkam. Nes juos abu saugo ir Jungtinių tautų organizacijos sprendimai dėl apklausų, dėl psichologų dalyvavimo apklausos. Ir pasitaiko atveju, kai šitie jaunuoliai ir teisiami. Pasitaiko atveju, kai ikiteisminį tyrimą nutraukia. Bet lieka pasiekmės. Jeigu ikiteisminis tyrimas ir yra nutrauktas, tarkim, dėl vienokių kitokių priežasčių, tai dar nereiškia, kad viskas tuo ir pasibaigia. Žmogus, kuris sieks, nes kaip taisyklė, dabar jūs dar net nežinot, kas kom ruoštės būti. Jeigu pakryps taip reikalą, kad jūs sieksit valstybės tarnybos, baigti mokslus, užimti atsakingas pareigas, tai žinokit, visur bus žiūrima jūsų teistumus. Šitas įrašas apie pradėtą ikiteisminį tyrimą išliks visą gyvenimą. Nes tai yra charakterizuojanti medžiaga. Jeigu dirbsit darbą susijusį su valstybės ir tarnybos paslaptim, tai čia bus rimtas argumentas, kaip jums tokio leidimo nesuteikti. Ir nors jaunystės periode ta problema kažkaip ir išsisprendė, ateityje jį turės liekamųjų pasiekmių. Ir ne visas specialybės jūs galėsit pasirinkti. Ne visur jūs galėsit dirbti. Užsienio reikalų ministerijų struktūrose, ambasadose, dar kažkur dirbti negalėsit. Teisėsaugos institucijose dirbti negalėsit. Valstybės tarnyboje, politikoje niekur negalėsit. Jūs galit, eidami į politiką, tarkim, vis tiek, aš žinau, kad čia yra pažangi mokykla, iš jūsų tarpo tikrai kokie 2-3 bus politikai. Ir būnant su tokiu įrašu, jūs aišku, eidami tą politiką nuslėpsit, jūs ir pamiršę būsit, kad turėjo tokią istoriją liūdną. Kai nueisite į politiką, būtinai ištrauks. Ir tikrai ištrauks pačiu nepalankiausiu momentu. Ir tada visas jūsų mokslai, visas indėlis į savo politiko karjerą bus vienu brūkšniu nubrauktas. Sakai, žiūrėkit, žagintojas.
Čia kaip pavyzdys. Jūs vis laik tai toks susiraukus. Aš tik paklausiau. Tai vat taip. Dabar kalbėkime apie kitokio pobūdžio nusikaltimus. Apie smurtinius. Galim padiskutuoti. Smurtiniai. Statistiškai tie patys kriminologai yra nustatę, kad 20% nukentėjusiųjų smurtinius nusikaltimus yra tikri nukentėjusiai. Ir 20% kaltininkų yra tikrai kaltininkai. 60% yra asmenys, kurie vienu metu yra ir aukos, ir kaltininkai. Tai 60%. Tai asmenys, kurie yra linkę smurtauti, jie patys kažkada praeitį arba net dabartiniam laikė ir patys aukus, ir jie patys kažkur skriaudžiami. Ir šitas, sakykime, aukos sindromą jis bando pernešti, perduoti kitam. Tai kalbant apie smurtinius nusikaltimus. Etikečių klijavimas, viešinimas aukų, tapatybių, tai tas pats liečia ir pačių kaltininkų, skatina, mokslas nustatė, taip skatina nusikaltėlius tęsti savo nusikalstamas veikas, nes jie bando pateisinti tą etiketę, kurie jau jam yra uždėta. O aukom irgi turi tokį pat efektą. Tik aukas skatina vėl būti naujom aukom, naujos epizodos. Čia ir mokslo ištirta, dėl to yra šiais laikais imamasi visų įmanomų priemonių, kad nepilnamečių asmens tapatybė nebūtų atskleista. Teismo posėdžiai vyksta uždari. Patys nepilnamečiai, liudytojai, nukentėjusiai yra apklausimi dar iki teisminio tyrimo metu, pasikiteisminio tyrimo teisėjai, ir įprastai yra apklausimi tik vieną kartą. Daugiau jie niekur nėra kviečiami, kad jiems nebūtų daroma poveikis į savimonę ir kad jiems nebūtų toliau daroma žala. To reikalauja Jungtinių tautų konvencijos. Tai detaliau aš jums tų konvencijų neminėsiu, aš manau, kad čia nelabai šitoje vietoje yra aktualu. Bet pats principas, nepilnamečių duomenys yra saugomi ir turi būti organizuojami ikiteisminiai tyrimai, baudžiamos bylos taip, kad iš paskelbtų naujienų nebūtų įmanoma nustatyti asmens tapatybės. Jurbarko bylą. Žiūrėti televizorių, čia tęsiasi tokia Jurbarko byla, kur vienas jaunuolis bandė žagino, sumušė vieną mergaitę. Čia buvo veiksmas prieš 3 metus, man rodos, įvykiai užsibaigė tik tais šių metų pavasarį. Buvo tokia byla. Roda jaunuolį per televizorių, kaip jis rauda, tėvai šalia stovi. Tai iš esmės tai yra vienas iš grubiausių nepilnamečių teisų pažeidimų. Žurnalistai negalėjo rodyti jo veidą. Tai niekas nevertino, kokia žala buvo tuo pačiu padaryta ir tam nusikaltėliui, kurį visi smerkė, nes tokią nuomonę suformavo žiniasklaidai. Bet jam kaip bręstančiam organizmui, kaip asmenybei, jo atžvilgiu to daryti buvo neįmanoma. Negalima paprasčiausiai. Nežinau, mano supratimu, ten turėtų ta istorija turėti būtent teisinį, o kas liečia būtent kaltininkų, valstybės veiksmus atliktus prieš kaltininką. Nors ta istorija kaip nusikaltimas teismus jau visur ir baigta, priteista, nustatyta nepilnamečių bausmė, priteistas žalos atlyginimas, aš kiek atsimenu, ten šitas žalos klausimas buvo sprendžiamas jau žemesnės instancijų teismuose, bet iš esmės buvo žala padaryta ir šitam nusikaltėliui.
tariamam, kuriam buvo priklijuota etiketė, parodytas jo veidas per visą Lietuvą ir panašiai. Čia yra valstybės problema ir manau ateityje vienaip ar kitaip valstybė progresuoja vaikų teisių gynimo klausimuose ir manau tokios ir panašios istorijos ateityje kartosis vis mažiau ir rečiau. Taigi. Dabar visiems turbūt būtų įdomu išgirsti kažką apie narkotikus. Ne? Turim tokių bylų. Turim, o šypsos kažkas, matos. Turėjau bylą. Bylos pradžia labai įdomi. Paskambinu. Dukra mamai. Mieste pasiklydusi. Klaipėdietė. Ai, blaškus kažkur blaškus. Mama sako, aš nesiorientuoju, kur randuosi. Kur tu esi vaikeli, aš atvažiuoju. Atvažiavo. Iš tikrųjų, plaukia akis. Mama kažką negerą įtarė, kažkas vaikui blogą pasidarė, mergaitė 15 ar 14 metų. Nuvežė ligoninę. Daktarai iš karto sako, skrandį plaunam. Čia bus taip, kaip mes galvojam, gydytojai prie mamos. O kas čia bus? Tuoj, sak, sužinosim. Jo, kaip vėliau aiškint, atsikandau pusį tabletės, nieko neveikia. Pavaikščiojo mes čia po parduotuvės, nieko neveikia. Suvalgiau antrą pusį. Ir mamos reakcija, nustatykit tą kaltininką, kuris jai pardavė šitą tabletę. Aišku, reakcija didžiulė, policija met visas pajėgas, pradeda ieškoti, gaudyti, daugmaž kontaktai aiškus, kas pardavė, nes ta mergaitė pati parodo, ką pardavė. Ir yra sulaikomas prekiautojas narkotikais, 16 metų. Pas jį randa ten į kuprinę įvairių tų narkotikų. Jo pragyvenimo šaltinis jo buvo pasidaręs. Prekyba narkotikais. Jis ateina su tėvais pas manęs į kontorą, samdo jau advokatą, jau situacija rimta. Kadangi jis nepilnametis, laisvės atėmimo bausmė maksimali nepilnamečių yra iki 10 metų laisvės atėmimo. Prekyba narkotikais prasideda tik nuo 10 suaugusiam žmogui. Tai 18 mečiui. Jeigu patys sulaiko su prekiaujant narkotikais, o šitie nusikaltimai labai greitai išaiškinami, fiksuojami, tai tik tais prekiautojui atrodo, kad jis yra labai gudrus, kad jo niekas nesuseks. Patikėkit, yra technologijos, yra įranga, yra specialistai, kurie labai nesunkiai suseka tą prekeivį, supakuoja jį su visais įkalčiais, su visom tom narkotiniam medžiagom. Ir kaip taisyklė, kalbu iš savo praktikos, šitiem asmenim, kas jau yra sulaukę 18 metų. Minimaliausia bausmė ir būna 10 metų. Tai jūs dabar pagalvokit. Baigėt mokyklą 18 metų, papuolat prekiaujant narkotikais. Iš zonas, jeigu gerai jau elgsitės, išeisit būdami kažkur 26-27. Kai jūsų klasiokai jau bus baigę mokslus, susiradę darbus, važinėjantis po miestų su brangiom mašinom lizinginiam, bet vis tiek važiuojančiam, o tu išeini iš zonos. Ir tu nieko neturi. Ir su tavim nei klasiokai nenori bendrauti, nes nėra apie ką su tavim kalbėti. Tai kas yra suaugusiam? Dabar kalbant apie tą nepilnametį prekiautoją. Aš tam jaunuoliui sakau, žinai, kad pačiam reikės verkti teisme. Nes iš pat karto toks, aš čia nieko nepadariau. Po to pradeda aiškėti bylos medžiago, kad iš tikrųjų padarė, kad viskas yra užfiksuota, kaip jis prekiauna. Yra apklausti liudytojai kiti, klasiokai, klasiokų draugai, kurie pirka iš jo tos narkotikus, duot parodymus viens ant vieną. Tada priimam sprendimas prisipažinti gailėtis. Prinešam kalną charakteristikų, koks jis yra geras. Teismą įtikinam, jis neteistas dar buvo. Teismą įtikinam, gauna, skiria teismas jam 2 metus laisvės atėmimą iš gailesčio, kadangi jam tik 16 metų. Jūsų amžius, kiek jų metų? 17, dar jaunesnis už jūs. Jam skiria 2 metus laisvės atėmimą, bausmės vykdymą atidedant
jie neklysta, irgi 2 metam. Bausmės vykdymo atidėjimas, kad tu turi lankyti mokyklą, dirbti, vaikščioti į programas probacijos tarnybų, pilnas auklėjimas. Jeigu tu nepadarai administracinių teisų pažeidimų daugiau kaip 2, tai tavęs į laisvės atėmimo vietą ir nebesinčiu. Tu skaitais jau užskaitytas tas bausmės vykdymas, reiškia, tu persiauklėjai, perduodamas tėvų priežiūrai, tėvai ten deda pastangas ir viskas. Bet šitas jaunuolis savo įrašę turi tikrai savo istorijos įrašo, teistumas yra tokia pažyma, anksčiau buvo 246 forma, dabar jį truputį kitaip vadinas, ten yra įrašas. Tokiais metais 260 straipsnio, 1-2 dalis, prekyba narkotikais. Tai apie kokią jis karjerą gali svajoti? Jokios. Nei politinės neturės kaip politikas, nei kažkur valstybės tarnybai. Galų gal gydytojai irgi negalės dirbti, nes gydytojų darbas susijęs su narkotinėm medžiagom. Jie visi yra tikrinami. Ar patys gydytojai niekad gyvenime nebus susijęs su narkotiku, nes pas juos visą laiką ir morfijus, kurie irgi yra narkotinė medžiaga. Ir užtikrinant šitų narkotinių medžiagų apsaugą yra imamas visų priemonių. Tai iš esmės žmonės, kurie įklimpo iš tos reikalus, pas juos lieka visam gyvenimui. Ir visos pastangos, kur jūs čia gerai mokinatės, stengiatės, dedat pastangas, klausot tėvų, žinot, kas bus. Ir vienas neatsargus kažkokios suktinės parūkimas už mokyklos kampo priveda prie tokių pasiekmių. Tuo metu atrodo, kad čia niekis, išsisukom sausai, bet ateityje tai turės didelių pasiekmių. Tai aš jums siūlau nuoširdžiai neateiti pas advokatus su tokiom bėdom, neateiti, nesamdyti ir aplamai, kad nereiktų tokių dalykų. Tai yra siaubingi dalykai. Kai paklausėme jo, iš kur tu jų gavai, tų narkotikų, šito prekeivių, jis iš karto nurodo asmenį. Be jokių skrupulų, nes jis bendradarbiavo su ikiteisminiu tyrimu. Bet jo tiekėjas 15-metis, kuriam aplamai baudžiamoji atsakomybė negalima. Nes jis nėra sulaukęs tam skirto amžiaus. Jisai prekiauja. Policija kažkodėl nepagavo, nežinau, gal pagavo, toliau aš tos eigos nežinau. Bet turbūt policija palauks, kol jam sueis 16 metų. Bus didesnis efektas. O kai 16 nutveri, o jau tada ir rezultatas. Tai gerai, kad su jaunuoliu radom bendrą kalbą, paaiškinom taktiką, kaip čia išvengti aplamai laisvės atėmimo, realios laisvės atėmimo bausmės. Nors pagal Lietuvos Respublikos įstatymą yra sakoma, kad įprastai nepilnamečiam netaikomos laisvės atėmimo bausmės. Bet jeigu teismai mato, kad žmogus neprisipažįsta, neigia kaltę ir iš jo elgesio matos, kad jis nedaro jokių išvadų, tai tikrai teismas priimdamas sprendimą kažkokių imsis veiksmų, kad vienaip ar kitaip jį eliminuoti arba suvaržyti jo buvimą laisvėje. Nes tolimesnis išvadų nedarimas atneš dar sunkesnis, gali atnešti dar sunkesnis pasiekmes. Tai čia pamąstymui, kam šitos narkotinės medžiagos, kas turi daugiau informacijos negu aš apie narkotinių medžiagų kilmę, kaip jos vadinas, kokios jų kainos ir panašiai. Tai aš užsimenu, kad čia nėra tas kelias, kurį reiktų jums pasirinkti. Taip. Tai jeigu barygai daugiau negu 15 metų, nepirkit iš jo. Ir perspėkit, kad bus baisu. Ne, aplamai jūs venkit šitų dalykų. Aplamai. Tikrai yra daug įdomesnių dalykų, kur galėt jausti malonumą. Gerai. Ačiū, Kazį. Ačiū, kad dalyvavot vaikai, kas norit, galite. Bet ne vieną klausimą neuždavėt. Užduokit ką nors. Ką aš baigęs? Aš baigęs esu Riomerio. Pasakysiu taip, aš įstojau į policijos akademiją, kai baigiau bakalaurą buvo teisės akademija, o užbaigiau diplomą, gavau 2002 metais ir tuo metu šitą įstaigą vadinosi Teisės Marocijevo Riomerio universitetas.
Taip, advokatų kitaip neįmanoma dirbti. Reikalingas magistro išsilavinimas. Daugiau klausimų? Kaip jūs paaiškintumėte kai kurių politikų buvimą valdžioje, nors jie yra teisti, pavyzdžiui, kaip Paluckis arba Donaldas Trumpas šiuo metu? Nu, matote, Jungtinių Amerikos valstijų, iš vis Jungtinių Amerikos valstijų tiek Didžiosios Britanijos teisės skiriasi ryškiai nuo europinės teisės, kas liečia baudžiamąją teisę, kadangi tenais yra paprotinė teisė, taip vadinama, tai precedento teisė. Tai jeigu tenais buvo analogiškas padarytas nusikaltimas prieš 100 metų ir paskirta bausmė, tai praėjus 100 metų tą patį bausmę skiriam ir dabar. Jeigu mes kalbant apie teistumus, tai matote, žmogus pagal įstatymą neteistu yra laikomas tada, kai yra pasibaigęs teistumas. Pasibaigęs teistumas. Tai yra kiekvienas nusikaltimas turi, kiekvienas baudžiamojo kodekso dalis turi savo terminą. Teistumas. Pavyzdžiui, už nesunkius nusikaltimus ten yra laikomi iki 3 metų. Kaip pavyzdys. Už sunkius nusikaltimus ten gali būti ir 15 metų. Nu, konkrečiai kiekvieną atveju reikia žiūrėti. Ir kai žmogus eina teistumo senatis, jis laikomas pagal konstituciją neteistu. Tai vienas dalykas, antras dalykas paaiškins, jeigu jis eina į politiką, jeigu jį renka, o užimti šitom pareigom reikalavimom būti neteistas nėra, nu, tai jis ir yra. Tai ką mes išsirinkom, tą mes ir turime. Rinkdami šitą asmenį, rinkimuose dalyvaujant, mesgi žinom, ką renkam, ten parašytas. Teisas už vienokį ar kitokį nusikaltimą. Jeigu visuomenė tai tenkina, nu tada reiškia, tai viskas gerai. Jungtinės Amerikos valstijos, paimk Trumpą. Nu, kiek girdėjau, ir pripažintas laimėtojų iš esmės. Taip. Jo, nu tai jam dar bylos nepasibaigusios. Tai šiaip taip, kad Trumps pats savo amnestiją pritaikys. Čia, daugiau klausimų. Nieko jie nesibaigė. Ji buvo nukentėjusioji. Jo, pas ją tai narkotikų nerado kišeniai. Pas ją rado organizmą, jie apsinuodijus. Nu. Jinai buvo nukentėjusioji pripažinti ir aš stebėjau, kaip į bylą dar nepateikė kokio nors civilinio ieškinio prieš tą kaltininką, kuris pardavė. Nu, tipo žalą padarė sveikatai, ar dar kažką. Nors tiesa, įdomi detalė. Mes sulaiko policijai šitą prekiautoją apklausinėję, jam 16 metų. Sako, tu žinai, kad ta mergaitė buvo apsinuodijus. Tokia akis didelis. Kada? Nu, tyrimas slaptą policija atlikinė, ten praėjo 2-3 mėnesių nuo to momento, kai jinai ten prarijo tą tabletę ir iki to momento, kai buvo sulaikytas jaunuolis. Sako, tai kada jai bloga pasidarė? Prieš 3 mėnesius. Sėdis taip toks. Matau susimastęs. Kas yra? Ko susimastei? Keistas. Kas keista? Nu, aš praeitoj savaitę jai pardavė. Tai reiškia, jinai po to, kai išėjo iš ligoninės, su mamos didžiulė priežiūra, ji ir toliau vartoja šitas narkotinės medžiagas. Sako, aš jai pardaviau. Jis prispažįsta. Nes jis nenori, kad būtų nuteisęs realia laisvės atėmimo bausmė. Tokioje situacijoje grėsia realus laisvės atėmimas. O kad kažkaip parodyti teismui, kad tu padarėjai išvadas, tu bendradarbiauji su ikiteisminiu tyrimu. Ką reiškia bendradarbiauji? Tai išduodi visus, iš ko gavai ir kam pardavėjai. Kaip taisyklė. O čia, tada yra atsiskleidžia tavo nuoširdumas, tavo prisipažinimo visa esmė. Nu tai visi tie, kurie buvo pirkėjai, jie irgi visų byloja apklausti. Pirkai, nepirkai, pirkai, nepirkai. Nu, jiems, kadangi kišeniai nieko nerado, nu, tai jie palika byloje liudytojai. Būtų, bet pretekstas policijai jau žinant, kad tu esi mėgėjas pavartoti, visą laiką tau sustabdė kišenę patikrins, kokie kriminalistai, žinant, pažįstant tave, kurie žino, kad tu esi linkęs vartoti. Tikrai sustabdys, sakys, ten Mykolai ar Pranai, ką kišeniai neši.
Žiūrėk, ryškint kažkur ant žemės, ta suktinė ar ten tabletė. Na ir kas toliau? Tad skambutis mamai, vaikų teisėm, mama skambina advokatui, visi lėk, bėg, gelbė vaiką. Tas 16-metis buvo ir sulaikytas areštiniai 2 parom, tvarkingai. Pamatė ir tą tikrai kalėjimo duoną. Tai čia, nežinau, jums gal kaip, mano tas pasakojimas, tas pavyzdžių pateikimas, čia gal prevenciškai kažkokią jums gal įtaką padarys, kad patys to nebandysit pradėti ir kitiem patarsit. Taip, prašykit barygom, kad mes to. O šitą mergaitę su savo mama vartoja narkotikus ar ne? Nu, kai pasiklausai, teisėjas klausiu, sako, bet byloj rodo kiti duomenys, žinai, apie ką čia, sakė, nevartoju prieš tai, apie ką čia. Nu, rašo marihuaną. Ai, prieš teisėją motiną. Ai, čia šolė, kas dabar neparūko. Tai įsivaizduokit, kokią reakciją teisėjo, kuriam, nu, šokas. Tai reiškia, mama su dukra, ten dukros draugės mama, sėdi rūko žolė, visi kartu sėdi. Jom mergaitėm 16 metų, mamos biški vyresnis. Čia nieko tokio. Aš nežinau, kriminalinį policijai 95 metais man yra tekę dirbti narkotikų vadinamam šitam kontrolės poskyriui. Tuo metu taip jie vadinos, gaudydam tos narkomanus. Mūsų pagrindiniai narkomanai buvo tie, kurie vartoja opiatus. Dabar tokių net nebėra. Ar esat matę kur nors žmogų su subadytom rankom? Nesat turbūt. Ai, bet ne opiatai. Opiatas tai yra tas pienelis, kuris būdavo supjaustoma aguonos galvutė, su bintu nurenkamas pienelis. Jis išdžiovinamas, skiedžiamas su cheminėm medžiagom ir leidžiama į veną. Čia yra opiatai. Ir jie labai greitai turi pririšimą, jie prisiriš žmonės prie jų. Opiatai. Tai tuo metu 95 metais pagrindinis narkotikas buvo žolė ir opijus. Tuo metu jau pradėjo skintis kelią, jau tie sintetiniai narkotikai ir buvo toksai efedrinas. Jis buvo vežamas iš Rygos, pavogdavo tą efedriną iš Rygos farmacijos fabriko, skiesdavo jį su opiatais, tai jisai duodavo tokį efektą energijos. Tai sumaišydavo jie su tuo opiatu, tai ir apsvaigė, ir apilnė energijos. Nu, bėgiodavo, bandėm, ir ne vienas nuo mūsų ir pabėgęs. Nepavydavo mes jų paprasčiausiai. Eidavo kaip robotai, per tvoras šokinėdavo, išsilaksydavo vieną, kokį nutverdavo iš 5 kriminalistai. Nepavydavo. Eidavo kaip torpedos. Nu, buvo tokie laikai. Nu, dabar tokių jau opiato aplamai jau nebesigirdi, kad būtų kažkas su opijom sulaikytos, tai yra heroinas. Nu, opiatas tai iš esmės yra heroinas. Tik tais jau tas yra išdžiovintas, susintetintas, sakykim taip, pats heroinas. Bet jis yra opiatų kilmės. Ir jo kilmės šalis ir kaip taisyklė Afganistanas. Kokių daugiau klausimėlių? Kiek pas tą 15 metį rasta narkotikų kuprinė? Ar ten tik tais gandas buvo su to dideliu kiekiu? Ne, nu jis aiškina, iš to 15 mečių, nes 15 metų buvo jo tiekėjas. Tai jis tos 15 metų po pusę kilogramų kokainų nešiodavosi, jo žodžiais tariant. Tai pusę kilogramų skaičiuokime gramo kainą, žinot? Gramo kokaino. Nu, tai daugink iš 500. Tai vo tiek jis babkių turėjo kuprinį. Tai bet kyla klausimas, kas jam iš vis įdėjo tą pusę kilogramų? Jis tai už savo pinigus tikrai nenuėjo ir nenusipirko pusę kilogramų. Nu, tai $500 000.
Pusę kilogramo, nu tai įsivaizduokit, cukraus pakelį, paimti ten ir kilogramas, kažkur svoris yra panašus. Bet kalbėjai kaip žinodamas jau, ne? Ar aš esu matęs, tu pamatyčiau, Dabar žiūrėsit iš paskos, ar ne, vaikams eisit 15 metus, ar negali būti, kad kuprinė. Tiesa, jeigu taip žiūrint į ateitį, galiu pasakyti, turėtų pradėti atsirasti nauja tarp nepilnamečių nusikalstama rūšis. Šiandien dienai statistikos nėra, jo paprasčiausiai nefiksuoja, bet ateityje jau pasirodys. Ir galiu pasakyti kokią. Tai bus kelių eismo taisyklių pažeidimai. Nes visi šitie vairuotojai, kurie jau pradeda atsirasti visuomeniai, nu tie iki 50 kubinių, tie maži automobiliukai. Aš juos... Kiek? Kiberai, kiek? Iki 50 važiuoja. 50. Ne, 50 kubinių centimetrų, keturtakčiai varikliai. Jo. Nu, ar aš klystu? 9 kubikai ten yra. Toj mašinai? Taip, į keturtaktis variklis tik tai. Dėl to taip ir birbalas. Nu. Aš manau, kad šitų birbaliukų atsiras kuo tolyn, tuo daugyn ir vis dėlto pasipils eismo įvykiai. Nes šiandien dienai sureguliuota šitą teisinę bazę dėl jų vairuotojų, kai nereikia laikyti pravažiavimo egzamino. Jo, dabar jau taiso jie. Jo, bet manau, kad bus ir eismo įvykių ir manau, kad bus nelaimingo atsitikimų, nes aš žiūriu, tas 50 km jie pakankamai drąsiai jaunimėlis lėkia per tą miestą. Pasičipuoja iki 75 važiuoja. Ai tiesa, dėl tų čipavimo, įsidėmėkite jaunuoliai, kiekvienoj eismo įvykiai visada bus paskirta automobilių transporto priemonės ekspertizė. Ir jeigu ekspertas nustatys, kad jūsų šitas birbaliukas yra pačipuotas, reiškia nebetitinka į techninį reikalavimą ir šitai kategorijai buvo reikalinga B kategorija. Tai su tais čipavimais viskas gerai, kol įvyks nelaimė. Kai įvyks nelaimė, šitas čipavimas išlis. Ir tada tai sunkina padėtį iš vis. Tai pačio kaltinamoji. Vis laiką eismo įvykios kaltininkai prispažįsti ir gailis, bet iš esmės tai yra teistumas. Kad ir neatsargus nusikaltimas. O jos iš vis draudžiamos yra bent jau. Ką? Iki 5. Kas draudžiamas? Draudimas. Privalomas ar ne? Kas turi tą kibirą? Reikia draudimo? Aš manau, kad yra drausta, tikrai. Kaip ir motoroleriai yra drausti. Nu, ne, automobiliam yra privalomas, o tiem visiems mopedam aš abejoju. Yra ir motociklams. Nu, jeigu yra, tada ačiū Dievui, tai bus bent iš ko žalą atlyginti. Nes draudimas šitoj vietoj gelbėja. Supratau. Matau, mergaitė nori kažką užduoti. Jūs. Aha, tokius rimtų veidų žiūri, domitės. Tai pabaigai, tai noriu paklausti. Tai žinot, kuo užaugę būsit jau? Pakelkit ranką, kas Jo, žinot. pakelkit rankas, kurie žinot. Aukštai. Nu, čia dabar taip laisva diskusija, padiskutuosim jūsų pasirinkimus. Prašom. Gydytojai. Bet sunkus mokslai bus, ilgi ir nuobodus. Patikėlė į ranką. Kas? Patikėlė į ranką. Aha. Jaunuolis su akiniais. Gerbiu, visus inžinierius visą laiką gerbiau. Sekantis ranką kėliai. Fizikai, lazeriai. Už paties. Daugiau kažkas kėlė, mačiau. Pats. Programuotojai. O, klaidą darai. Jum jau kiek yra? 17 metų taip kažkur. Ir neturėjimas vizijos savo profesijoje, būnant 17 metų, jau yra didelė rizika dėl savo ateities. Nes jūs šiandien dieną jūs turėtumėte jau žinoti, kur būsit, kuo būsit, domėtis šitą profesiją, tuo pasirinktų gyvenimo keliu ir
ir daugiau žinoti, nes šiandien dieną jūs turite pakankamai dar šiek tiek to laiko, kad pasidomėti, kas yra profesija, ko reikės mokantis, kokias disciplinas atkreipti dėmesį ir panašiai. Tai šiandien dieną jūs iš esmės jau turite žinoti savo profesijas ir nesiblaškyti. Jūsų žiniai, ar žinot, kiek praėjusiais metais įstojo į profesinės mokyklas žmonės turėdami aukštąjį bakalauro ir magistrų išsilavinimą? Kiek pernai įstojusių tokių buvo moksleivių į profesinis? Galiu pasakyti, 127. Tai reiškia, 127 skaičius, ką tai reiškia? Tai reiškia 120, tai ir gera žinia, tuo pačiu ir bloga žinia. Bloga žinia tame, kad žmonės baigė aukštuosius mokslus, neteisingai pasirinko savo gyvenimo kelią. Sugaišo 4 ten ar 6 metus, ar ten 3 ir 5 metus, veltui. Ir po to nuėjo į specialybę, kuri buvo patraukli jam. Ir yra gera žinia, kad 127 žmonės pabandė ištaisyti savo klaidą. Tai yra geras rezultatas. Visiems aš jums noriu palinkėti, kad jūs, rinkdamiesi specialybės, niekada nesuklystumėt. O teisininkų ruošės būt kas nors. Dėl medicinos aš pridursiu, aš čia per atostogas iš Vilniaus važiavau su žmogum, kuris yra lygiai mano metų, 95 gimimo ir prieš 10 metų baigė Ąžuolyno gimnaziją. Studijavo 4 metus būti daktaru ir metė mokslus. Dėl to nesuprato, kad visą tai darė dėl tėvų, iš baimės, iš paklusnumo. Tai irgi momentas, į kurį reiktų atsižvelgti, ar jūs viduj tikrai norit. Galite, aišku, gal įstoti, paskui pakeisti, bet būtų gerai, kad kažkaip ten išėjus iš namų jau darytumėt savo, siektumėt savo vidaus norų kažkokį. Galiu atkreipti dėmesį, kad niekada, čia mano patarimas, niekada nevenkite diskusijų su tėvais apie būsimas specialybės, pasitarti. Ir su tėvais siūlau kalbėti argumentų kalba. Dėl ko jūs manot, kad šita specialybė geresnė, kodėl manot, kad šita specialybė blogesnė ir panašiai. Mano pirmoji specialybė, sakykime taip, irgi neteisininkas, visiškai. Pirmoji mano specialybė buvo žemės ūkio elektrifikavimas ir automatizavimas. Trumpiau tariant, aš esu elektrikas. Teisininku tapau dėl objektyvių priežasčių, nes tuo metu 92 metai, kas netarnavo policijoje, visus imdavo į kariuomenę. Galvoju, nueisiu į policiją, padirbėsiu, nereiks į tą kariuomenę eiti. Pasirodo, kad vietoj 1 metų valstybėje atidaviau 22 metus, bet ir nesigailiu. Bet iš kitos pusės aš širdį esu elektrikas. Aš iki pačiol domiuosi šito mokslu, aš pats užsiminėjau laisvalaikiu, man šitas sritis ir įdomiai patinka ir panašiai. Renkantis inžinerinės specialybės, čia patarimas, bus inžinieriai. Siūlau atkreipti dėmesį į vieną niuansą, į ką ne visi pagalvoja rinkdamėsi inžinerinį mokslą. Inžinerinis mokslas iš esmės yra sunkus. Jį yra sunkiau mokintis nei humanitarinį mokslą. Tai vienareikšmiškai. Pačios studijos yra brangesnės, jeigu už jas teks susimokėti. Ir žmonės, kurie renkasi būtent, vis dėlto turi inžinerinį tą polinkį, inžineriją, į energetiką, į šitas sritis, jeigu jau renkės šitą specialybę, bet truputį tas toks noras mokytis yra biškai mažesnis, noras mokytis visą gyvenimą. Tai siūlau rinktis tokias inžinerinės profesijas, kurios laikui bėgant technologiškai mažai kuo keisis. Technologiškai aš galiu pasakyti lazerinė fizika.
Ten nelabai kam yra keistis, ten lazerių paleidimas, spindulių suspaudimo technologija pati gali keistis, bet pats lazeris kaip fizikinis reiškinys, jis nesikeis. Niekada. Taip pat kaip nesikeičia elektra. Elektros tiekimas. Nes ten nieko naujo neišrasim. Tol, kol nėra išrastas būdų perduoti didelį elektros energijos krūvį be laidų atstumu, tol šita technologija yra sąstingi ir jinai nepasikeis. Tai žmonės baigė šitą mokslą, praktiškai likusi gyvenimą papildomai mokintis mažai ką reikės. Studijuojant kompiuterinį programavimą, tai jūs mokinsitės visą gyvenimą. Studijuojant mediciną, jūs mokinsitės visą gyvenimą. Nes gydymo metodai, farmacija, jos sparčiai žengia į priekį ir jums vis reikės atnaujinti žinias, pastoviai reikės atnaujinti žinias. Tas pats programavime, tas pats kitose mokslų srityse. Tai jeigu jaučiat, kad biškiai ir potingiai žiūrite tuos mokslus, bet vis tiek norit būti inžinieriais ir baigti aukštąjį mokslą, turėti aukštą išsilavinimą, tai siūlau rinktis tokias specialybės inžinierinės, kurios technologiškai mažai ką galima pakeisti. Tai baigiant mūsų temą apie mokymus, tai šiandien dieną aš jūs mokinu dėl ateities, apie kurią nieko nežinau. Tai mažiau jūs manęs klausykit. Daugiau klausimų.